Eikš, aš tau parodysiu teismą didžiosios ištvirkėlės, sėdinčios ant didžiųjų vandenų. Su jie ištvirkavo žemės karaliai ir jos ištvirkavimo vynų pasigėrė visi žemės gyventojai. Ir jis dvasios galia nunešė mane į dykumą, ten aš išvydau moterį, sėdinčią ant skaisčiai raudono žvėries, pilno piktžodžiavimo vardų, turinčio 7 galvas ir 10 ragų. Ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motina. Mačiau tą moterį girtą nuo šventųjų ir Jėzaus liudytojų kraujo. Ja matydamas aš labai stebėjausi. Žemės gyventojų, kurių vardai neįrašyti gyvenimo knygą nuo pasaulio dar sutvėrimo, stebėsi žiūrėdami žvėrį, kad jis buvo ir jo nebėra ir jis vėl pasirodys. Čia reikia proto apšviesto išminties. 7 galvos, reiškia 7 kalvas. O Romos miestas, ar žinot, kad pastatys ant 7 kalvų, ar žinot šitą dalyką? Tai va, 7 galvos reiškia 7 kalvas, ant kurių moteris sėdi. Taip pat yra 7 karaliai. 5 žlugo, 1 tebėra, 1 dar neatėjo, kai jis ateis, turės trumpam pasilikti. Čia smulkytis nereikia, kas tie karaliai. Svarbu, kad ant kalvų stovi tas miestas, būtent Romos miestas, ir jame yra Vatikano miestelis. Popiežiaus religija. Ką aš tikiu, kad tai yra Babelė, pasaulinė religija. Todėl sako, išeikite ir atsiskirkite iš jų, sako Viešpats Dievas. Nepaliesite, kas netyra, jokių stabelių. Čia dabar žvėris, kuris buvo ir kurio nebėra, tai yra 8, bet vienas iš 7 ir jis eina į pražūtį. Tai 10 ragų, kuriuos tu matai, yra 10 karalių, dar bus 10 karalių, kurie dar negavo karališkos valdžios, bet jie gaus ją 1 valandai kartu su žvėrimi. Tai aš spėju, kad čia bus 10 karalių, tai bus 10 kažkokių prezidentų prie Antikristo laikmečio, kurie gaus 1 valandai kartu su Antikristu valdyti žemę. Aš taip spėju kontekstą. Ir angelas toliau sako, vandenys, kurios tu regėjai, kur sėdi ištvirkėlė, yra žmonės, minios, tautos ir kalbos. Ir kaip jums atrodo, kur daugiausia ir kokios religijos bažnyčių pastatų, aš turiu, bažnyčia yra žmonės, bet čia apie religiją aš kalbu, yra daugiausia visose tautose, kokių yra stabukinių pristatyta. Kaip jums atrodo, aš visų klausiu. Katalikų, ne? Katalikų, būtent. Katalikų bažnyčios. Yra visose tautose stovi jų šitos Babelės Vatikano religijos. Aš ne apie žmonės vėlgi kalbu, aš akcentuoju apie religiją. Nedaryk savo jokio drožinio, nei jokio atvaizdo. To, kas yra aukštai danguje, žemai žemėje ar po žemę vandenyje. Nesilink prieš juos ir netarnauk jiems, nes aš, Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, baudžiąs vaikus už tėvų kaltes iki 3 ir 4 kartų, tų, kurie manęs nekenčia, bet rodas gailestingumą iki 1000 kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Drožinys, kai žiūrime į drožinį, gal kas čia blogo šitame drožinyje, iki to momento, jeigu netampa tuo garbinimo objektu, kada tampa žmonės fanais. Ir jau žiūri, kad tas pomėgis vienokios arba kitokios meno šakos, jis virsta į tokį garbinimo objektą. Paprasčiausiai modernų garbinimo objektą. Ką galiu pastebėti, kad šiuolaikiniai žmonės, jeigu jau kalbėti apie modernesias stabmeldystės formas, būtent žmogų ir iškėlė. Štai Jacksonas dainuoja ir tūkstančiai alps žviegia. Išeina tik Jacksonas, dar nieko nepadainavo, tik praėjo ir visi krenta. Štai pasirodo Madonna. Kas dar? Žmonės praranda protą. Šiandien net toks terminas yra žvaigždės, pop žvaigždės, sporto žvaigždės, politinės žvaigždės. Tai yra kultai aplink žmonės. Tai yra modernus realūs stabai. Jaunimo, paauglių, dievaičiai, nors sako, kad stabų neturi, bet pasidaro iš žmonių šių laikų kultams ir dievaičiai, kokie jie patrauklūs bebūtų, kokia jų muzika žavinga bebūtų, kokia jo jaunystės išvaizda bebūtų žavinga. Nepasiduok šitam, nes visa tai praeina, o tikrasis Dievas išlieka paramžius. Tai 10 ragų, kurios tu matė ir žvėris, jiems nekęsti ištvirkėlės, nuplėš jos drabužius, paliks ją nuogą, ės jos kūną ir ją pačią sudegins ugnyje. Mat Dievas įkvėpė į jų širdyse norą vykdyti jo sumanimą, siekti vieno tikslo, atiduoti savo karališką valdžią žvėriui, kol išsipildys Dievo žodžiai.
O ta moteris, kurią tu regėjai, yra kas, kaip jums atrodo? Didysis miestas valdantis visus žemės prezidentus išvert, nes dabar ne karaliai, prezidentai. Tai kas valdo visus? Pas ką važiuoja prezidentai ir lenkės ir bučiuoja ranką? Yra dar klausimų, man nėra. Pas Vatikano popiežių. Ne pas Budo ta arba Krišnos. Ten nuvažiuoja, bet jie patys atvažiuoja. Pas popiežių. Ir spėjama yra liudimas, bet čia jūs tikėkit, kaip nuoja aš tikiu, tokia Andželika Zambran buvo paimta į klikinį mirtį, pragarą dangų ir sakė, jinai matė pragarą popiežių. Jūs galite tikėti, čia jūsų reikalas. Aš tikiu, kad taip yra. Čia mano reikalas irgi, o čia jūsų reikalas, kaip jūs. Tai va, ta moteris, kurią turi yra didysis miestas, valdantis visus prezidentus žemės. Pas ką važiuoja prezidentai? Pas popiežių. Aš taip tikiu, aš kalbiu, kaip aš tikiu pagal Bibliją. Patys skaitykit ir patys analizuokit. 18 skyrius toliau pratęsia. Paskui aš išvydau kitą angelą, nužengėte iš dangaus turinti didžiąją galybę, žemė nušvito nuo jos skaistumo. O iššaukė skambių balsų, krito didžioji Babelė, pavirto demonų buveinę. Mat jos ištvirkimo vynų nusigėrė visos tautos. Žemės karaliai su ištvirkavo, žemės pirkliai pralobo iš nežabotos jos prabangos. Ir išgirdau iš dangaus kitą balsą skelbiantį. Išeik iš Babelės mano tauta. Taigi, ir mūsų liečia čia visus, seniškai. Taigi, aš turiu išeiti iš tos religijos, jeigu nepriklauso Vatikano centrui, ten tam popiežiui. Aš taip asmeniškai taip tikiu. Ne, bet aš kalbu visiems čia ir savo, kad nesakau, kad aš kitus niekinu žmonės ar ten. Sako, išeik iš Babelės mano tauta, kad nedalyvautum jos nuodėmėse, nepatirtum jos negandų. Mat jos nuodėmės pasiekė dangų ir Dievas prisiminė jos piktenybės. Atmokėkite jai, kaip jums atmokėjo, ir atiduokite dvigubai pagal jos darbus. Dvigubai sumaiškite taurę, kurią jums maišė. Kiek jį puikavo liebavo, tiek jį paruoškite kentėjimų ir nuliūdimo. Nes jis savo širdie kalba. Aš sėdžiu kaip karalienė, nesu našlė, liūdėsiu nematysiu. Todėl vieną dieną jie apniks negandos, mirtis, gedulas ir badas, ir ji bus sudeginta ugnimi. Nes galingas viešpats Dievas, kuris nuteisė ją. Babelės verks raudo žemės prezidentai, nu tai aišku, kurie buvo su jie ištvirkavę, liebavę, kai pamatys jos gaisro dūmus, kas bus dar ateitinė šie ir ateities įvykiai. Jie stovi iš tolo ir jos kentėjimų išgąsdinti aimanuos. Vargas, vargas didysis mieste Babelė, galingas mieste. Per valandą įvyko tavo teismas ir žemės pirkliai verkė ir gedė dėl jos, nes biznio nėra Navaro, kaip mes vadiname. Vargas, vargas didžiajam miestui, vilkėjusiam ploniausią drobę, purpurų raudonų drabužių išsipuošusiam auksų, brangakmeniais ir perlais. Per 1 valandą niekais virs šitokie lobiai. Per 1 valandą bus tas teismas padarytas Dievo. Tuomet vienas galingas angelas iškels akmenį, tarsi didelį girnakmenį, ir svies jį į jūrą, sakydamas, tokiu smarkumu bus nublokštas didysis Babelės miestas, ir jo nebebus galima rasti. Niekas daugiau nebegirdės tave arfininkų, giesmininkų, vamsdininkų, trimitininkų balsų. Niekas neberas tave jokių meno kūrėjų ir nebebus girdėti tave jokių malūno meno kūrėjų. Tarp kitko, va šitie visi atvaizdai, kurie vaizduoja Kristų su visokiais ilgais plaukais, kaip nevyra, švelniai tariant, ir su širdim perduotom, kaip kokie iš vampirizmo filmų, širdis perduotos, perbadytos. Visokias tas nestabai, visokie, meno kūrėjai paišo apie Dievą. Kada šitokia galybė yra Dievas, dvasia pats Kristus žemė, sakė, Dievas yra dvasia. Todėl nedarykite jokių atvaizdų. Nebebus girdėti tave jokių malūno dūzgimo, tave nebešvies žiburio spindulys. Nieks nebegirdės jaunikių nuotakos balso. Šliūbai, visokie krapinimai, dūmų leidimai ten, visokios mistikos. Nebegirdės jaunikių nuotakos balso tavie niekas, nes tavo pirkliai buvo tapę žemės didžiūnais, nes tavo burtais buvo suvedžiotos visos tautos. Amen. Ir tavie rastas sutekėjęs pranašų ir šventų ir visų žemėje nužudytųjų kraujas. 19 apreiškimo. Paskui aš girdėjau danguje skardžius balsus tarsi didžiulės minios skelbiančius, ten dangui reiškia, kur Dievo sostas. Aleliuja, išganimą, šlovė ir galybė priklauso mūsų Dievui, nes tikri ir teisingi jo nuosprendžiai. Jis nuteisė didžiąją ištvirkėlę, kuris sugadino žemę savo ištvirkavimu. Jis atkerščia už savo tarnų kraują pralietą jos rankomis, dar kartą skelbė. Aleliuja, jos dūmai rūks per amžius. Amen, aleliuja. Nuo sosto nuskamba balsas. Šlovinkite mūsų Dievą visi jo tarnai, visi, kurie bijote, maži ir dideli. Aleliuja, užviešpatavo mūsų viešpats Dievas visagalis. Džiūkime ir linksminkimės ir teikime jam garbę,
Nes prisiartino avinėlio vestuvės, kas laukia vestuvių Kristaus, ir jo nuotaka pasirengusi. Jai bus duota apsiviltyti spindinčią tyrą drobę, o ta drobė tai šventųjų teisūs darbai. Ir sako angelas Jonui, rašyk palaiminti, kurie yra pakviesti avinėlio vestuvių pokelį. Jis pridūrė, šitie žodžiai yra tikri Dievo žodžiai. Amen.